Elektros kainos Lietuvoje per savaitę išaugo 45%. Su kiekvienu kainų kilimu vis kyla klausimas, ar įmanoma stabilizuoti situaciją. Paklauskime Paniežiečių, kaip jie prisitaiko prie šių pokyčių. Jeigu nemeluotai nepastebėjau, vyras moka. Nepastebėjau, nes pas mane atsiskaitimas patys nuskaito, metų gale ten suvienodina, tai aš negaliu pasakyti. Vyras moka, aš nieko nepastebiu, nieko nemoku, tai va nežinau. Vaikai moka, nežinau, žinokit. Aha. Aš pati nepajutau. Taip, pastebėjau. Ar bandote taupyti elektros energiją, jei kaip, kokiais būdais? Na, kad bandau, žinoma, kad bandau. O kokiais būdais tai darot? Išeinam, išjungiam, nepaliekam elektros. Na, daugiau, nežinau, kitokių bandymų tai nėra. Taip, bet kur nedega ta šviesa. Tarkim, televizorių vieną žiūri, nebe du. Šaldytuvas vienas, nebe du. Šiaip, bereikalingai kažko nejunginėjai. Ir tiek. Stengiuosi, jeigu kambarį nebūnu, tam išjungi ten šviesas tada. Taip ką pataupysi. Rūbus rečiau plaunus, parenku daugiau, kad pasidarytų. Tai va toks įtaupimas. Nelabai kažkaip tai. Nedaug išnaudoju, tai nelabai. Prie televizoriaus neprisirišęs, o visi kiti dalykai tai tokie nelabai kur tu taupysi, tai kad... Taip, stengiuosi, kad išeinu iš kambario, tai tada nepalikti tam kambarį šviesos, tokiais elementariais būdais iš tikrųjų. Kaip man, ar fiksuota elektros kaina yra geriau, ar labiau kaip laisva rinkos kaina, kad būtų? Laisva, pavyzdžiui, aš dabar jau, mano sutartis baigėsi, tai dabar aš jau be sutarties, bet tas pats gaunasi, žinokit, ta pati kaina, ten po kablelio, tik tai patys tie galiniai skaičiukai skiriasi, daugiau tai nieko nesiskiria. Gal geriau gali pasirinkti, kada nori, o kai fiksuotas pagal sutartį, tai jau sudėtingiau reikia eiti ten kažką daryti, rašyti, prašyti. Čia gal kiekvienam skirtingai, pagal kiekvieno išnaudojimą, net nežinau, iš tikrųjų, turbūt kiekvienas žmogus turėtų rinktis, kaip jam geriau.